man Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas dangiškas Tėve, šiandieną leidai mums susirinkti čia ir pakvietei mus per vieną ar kitą mūsų tikėjimo tarną, kad mes galėtumėm būti tuose namuose ir tuose patalpose, kur yra girdimas Tavo žodis. Mielas Dieve, Tu dovanoji mums gyvenimus, Tu dovanoji galimybę mums pamatyti dalelę Tavo nuostabiai sutverto pasaulio. Tu aprūpinai mus ir žemiškais, ir dvasiniais dalykais, ir dovanomis, nes žmogus minta ne vien tik tai duona kasdieninė, bet ir kiekvieno Tavo žodžiu, kuris išeina iš Dievo burnos. Taigi dėkojame Tau už dievišką aprūpinimą ir norime prašyti Tavo prisilietimo prie kiekvieno iš mūsų. Tėve, kai mes matome aplink mus sergančius ir kai patys sergame, tai kurgi mes kreipsimės? Mes kreipiamės į gydytojus, mes kreipiamės į vaistininkus, į vaistažolininkus ir kitus žmonės, kurie stengiasi mums padėti. Bet būna atvejų, kai nei gydytojai, nei vaistininkai, nei mes patys savo padėti negalime. Todėl kreipiamės į Tave, mielas Jėzau. Suteik išminties gydytojams ir vaistininkams, ir mums patiems. Ir siųs savo šventuosius angelus, kad jie padėtų pasveikti nuo tokių ligų, nuo kurių išgydyti negali net gydytojai. Kai mes matome verkiančius senuolius, kurie negali pakelti rankos, kurių negyja žaizdos, kai mes matėme senuolius verkiančius dėl to, kad jie nebemato, apako ir apanka, tai mes kreipiamės į Tave, mielas Jėzau, nes gydytojai jiems jau padėti negali. Bet sustiprink mūsų ir jų tikėjimą, kad tai, ko negali žmogus, tai gali Dievas, tai gali tikėjimas, nes Tavo žodis mums primena, kad tikinčiam nėra nieko neįmanomo. Todėl sustiprink mūsų tikėjimą, mielas Jėzau, nes Tu juk mokei ir apaštalus, kad kai mes sustiprėsime tikėjimo, galėtume melstis ir už tuos, kurie dar tokio tikėjimo nebeturi. Taigi šiandieną mūsų vienik šventoje dvasioje suteik išminties visiems, kurie stovi prie altoriaus, kad mes galėtume teisingai suprasti ir perduoti Tavąjį žodį. Mes meldžiame ir toliau dėl taikos pasaulyje, nes dar karas tebevyksta ir dar daugėja kariaujančių. Todėl mes prašome Tavosios dieviškos išminties ir galimybių nutraukti karus ir nesutarimus. Ir viso to meldžiame ir dėkojame Tau jau iš anksto, Dieve mielasis, Tavo Sūnaus mūsų Viešpaties, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Prašom sėstis. Šiandieną paskaitysiu žodžius iš Evangelijos Jono 3 perskyrimo 17 sakinio, kur yra parašyta: Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Taigi šiandieną norėčiau perduoti Jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus nuo Jurbarko, nuo Kybartų, taip pat nuo Šilutės, nuo Klaipėdos ir nuo Kretingos bendruomenių ir nuo mūsų krašto vyresnio Andrėjaus Andrijanovo, su kuriais mums ir vakar teko dar susitikti. Taigi jie siunčia Jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Taigi šiandieną girdėjome žodžius, kuriuos Jėzus pasakė, kalbėdamas su Nikodemu. O Nikodemas buvo žydų mokytojas arba rabinas, kaip čia dar yra įvardytas žydų didžiūnas ir buvo gerbiamas žmonių, bet jis nuėjo pas Jėzų pasikalbėti ir norėjo jo kai ko paklausti. Ir jis pasakė tokius žodžius: Mokytojau, mes suprantame, kad tu esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kuriuos tu darai,
jeigu Dievas nebūtų su juo. Tai Dievas, kuris atvėrė šitą pasaulį ir davė jame gyventi žmogui, jis nepaliko žmogaus likimo valiai. Be abejo, visų pirma, Dievas dovanojo žmogui protą, kuris yra išskirtinis protas. Nes mes turbūt puikiai žinom, kad bent jau manom, kad tokio proto ir tokios sąžinės, kuri yra įdėta į žmogų, neturi nei vienas gyvūnas šitame pasaulyje. Nei beždžionės, nei kiaulės, nei delfinai, nors yra sakoma, kad yra tokių gyvūnų, kurie atrodo labai išmintingi, ir galbūt netgi žmonės, kurie turi šuniukus, tai jie gali pasakyti, kad kartais šuniukai yra supratingesni ir galintys daugiau atleisti negu kad žmogus. Bet vis dėlto tokios sąžinės, kurią Dievas davė žmogui, ir tokios galimybės, kad žmogus ieškotų Dievo ir jį atrastų, jeigu iš visos širdies jo ieškotų, deja neturi nei vienas gyvūnas. Taigi mes esame, galima taip sakyti, visatos kūrėjo vainikas tam tikras. Jis suteikė mums tam tikrą garbę, kad mes galime, kaip Dievas sakė, vadovauti gamtai ir gamtos kūrinyje netgi. Ir gyvūnai turi mums tarnauti. Ir paukščiai turi taip pat mus linksminti arba džiuginti savo spalvomis, savo giesmele. Ir gyvūnai, kai anksčiau žemdirbiai dirbdavo žemę, būtent jie padėdavo ir tarnaudavo žmogui įdirbant žemę ir jį maitindavo ir šildydavo savo vilną arba savo pienu. Tai žmogui tarnauja, praktiškai žmogus yra kūrinijos toks kaip ir vadovas. Kaip buvo sakoma viename iš tokių užrašų mokykloje, žmogau, valdove tu gamtos, išsaugok grožį jos. Taigi Dievas tam tikrą prasme patikėjo žmogui valdyti ir tvarkyti žemę ir jos gamtą, jos gyvūnus ir pamėginti susitvarkyti vieni su kitais. Tai yra žmogui susitvarkyti su žmogumi. Bet praėjus tūkstančiams metų mes galime pastebėti, kad žmonija, gamta ir žemė, kurioje mes gyvenam, deja jos grožį ir jos švarumą išsaugoti deja nemoka ir iki šių dienų. Nors žmonija daug ką pasiekė ir medicinoje, ir kai kuriuose kitose mokslo šakose, bet nugalėti savo silpnybes ir nugalėti savo egoizmą, nugalėti savo kerštą, deja žmonija iki šių dienų neišmoko. Jiems dar trūksta išminties, trūksta žinių. Ir žudant ir naikinant bei teršiant gamtą, pasirodo problemos nėra išsprendžiamos. Kartais buvo galvojama, kad problemą galima išspręsti griaunant, naikinant, žudant. Bet pasirodo, kad tokiais būdais problemos neišsprendžiamos. Kai vienas žmogus yra pasakęs, yra žmogus, yra problema. Nužudėjai žmogų ir problemą nužudėjai. Problemos nėra. Bet pasirodo, kad taip nėra. Nes nužudžius žmogą problema išlieka. Tai panašiai galvojo ir Kainas, kuris nužudė savo brolį ir galvojo, kad jam konkurentų nereikia. Kad tada Dievas jį mylės ir nebus su kuo dalintis. Nereikės dalintis nei aukomis, nei maistu, nei meilė tėvų ir meilė Dievo arba dėmesio Dievo. Nužudžius problema bus išspręsta. Bet kai jis nužudo savo brolį Abelį, deja supranta, kad nužudydamas savo brolį jis problemos neišsprendė, bet ją susikėlė pats savo. Nes Dievas kalbėjo tada Kainui, kur yra tavo brolis? Tai jis sako, aš nežinau, negi aš dabar sargas savo brolio. Bet sako, tavo nužudyto brolio kraujas
šaukėsi manęs. Tai mums kartais atrodo, kad tie žmonės, kurie yra nužudyti, jie jau yra nebegyvi ir niekas jų nebegirdi ir niekada jie negalės niekam pasiskųsti. Tai mums šitaip atrodo. Bet pasirodo mirusieji, jie skundžiasi, jie aimanuoja ir jie ieško pagalbos ir Dievas juos mato, juos žino. Todėl žudant problemų išspręsti nepavyksta. Tai visą tai matydamas ir iki šių dienų dar Dievas, matydamas, kas vyksta žemėje ir kas vyksta žmonijos istorijoje, jis įvairiausiais būdais bandė prieiti prie žmonių ir jiems padėti. Bet prieiti prie žmonių, kurie turi kūną, o Dievas yra dvasia, ir jam kažką pasakyti, tai yra žmogui kažką pasakyti, yra gan sudėtinga. Nes netgi po Nojaus tvano Dievas sakė, kad dabar aš matau, kad žmogus iš prigimties yra kūniškas. Ir jo mintys yra linkusios į materializmą, tai yra į žemišką laikiną gyvenimą. Ir dvasios mokslo žmogus paprastai nelabai nori priimti. Jam visų pirma rūpi šitas gyvenimas, jo kūnas, jo malonumai. Ir pirmas žmogus, kuris buvo sutvertas Adomas, tai jis turėjo tam tikrus rūpesčius. Bet tie rūpesčiai nebuvo tokie labai dideli, nors iš kitos pusės galbūt ir labai dideli, nes jis tada turėjo pasirūpinti savo kūnu. Ir netgi tais gyvūnais, kuriuos Dievas jam sutvėrė. Jis juos turėjo pavadinti vardais, ir žiūrėti, kaip juos aprūpinti maistu, ir kaip juos prisijaukinti, ir kaip jie gali jam padėti gyventi ir panašiai. Bet kai buvo sutverta jam pagalbininkė žmona, jis labai nustebo ir jau jis suprato, kad jau jam truputėlį reikės pasistengti, pasirūpinti ne vien tik tai savimi, bet taip pat reikės pasirūpinti ir savo žmona. Kad ne vien tik tai jis pavalgytų, bet kad jo žmona turėtų ką pavalgyti. Bet kai pirmiesiems žmonėms gimė vaikai, tai atsirado dar daugiau problemų. Ir kartais yra sakoma, kad Dievo duotas mums gyvenimas kiekvieną dieną iškelia mums naujas problemas arba uždavinius. Ir mes jas turime mokintis spręsti. Ir mūsų kūnas kiekvieną dieną mums sužeda savo problemas. Ir kiekviena diena, Jėzus sakė, uždeda savo problemas. Ir kai Adomui buvo sutverta žmona, ir kai vėliau jiems gimė vaikai, tai mes skaitome, kad jiems problemų nesumažėjo, bet jų padaugėjo. Bet kai Kainui gimė dar vaikų vaikai, problemų dar daugėjo. Ir Adomui, kaip tėvui, visos žmonijos tėvui, buvo labai daug rūpesčių. Ir jis ieškojo galimybių ir būdų, kaip galima tą daugelį žmonių suvaldyti. Nes mes skaitome, kad Izraelyje buvo 12 giminių. Ir tarp tų 12 giminių jiems gimė vaikų vaikai ir juos visus reikėjo vienaip ar kitaip jais pasirūpinti, kad jiems nieko netrūktų, kad jie visko turėtų, kad jie nesipyktų tarpusavyje. Taigi Adomui buvo uždavinių vis labiau ir labiau daugėjo. Ir tada Adomas suprato, kad jam kaip žmogui suvaldyti žmoniją, netgi keletą savo giminių, bus per sunku. Ir jis kreipėsi ir ieškojo pagalbos pas Dievą, kad Dievas padėtų jam susitvarkyti su tomis problemomis, kurios užgulė jį jo gyvenimo kelyje. Ir Dievas be abejo nepaliko pirmųjų žmonių, nors jie ir nusidėjo, jis nepaliko jų likimo valiai ir nepalieka mūsų ir šiandieną. Jis iš tiesų pasirūpina mumis. Kartais mes galbūt net neįsivaizduojam, kaip jisai mumis rūpinasi, kartais galbūt net nepastebime, kaip jisai mumis rūpinasi, bet jis mumis rūpinosi. Ir
Adomas norėjo įskiepyti savo vaikams ir priminė jiems, kad jis kaip žmogus buvo sutvertas šitame pasaulyje ir kad Dievas jam įsakė kai kuriuos dalykus, tai yra visų pirma neliesti ir neragauti nuo gėrio ir blogo pažinimo vaisiaus medžio. Bet žmogus nepakluso. Ir dėl to jis turėjo būti atskirtas nuo Dievo ir išeiti į šitą pasaulį ir tapo mirtingu. Ir turėjo visą gyvenimą sunkiai dirbti, kol pavirs į žemę, iš kurios jisai yra paimtas. Tai jis norėjo papasakoti savo vaikams, kad būtent jo klaida atnešė pasaulį ir jo vaikams problemas. Kad vis dėlto jie ieškotų galimybių atstatyti tuos santykius su Dievu, kad jie galėtų gyventi ramybėje, taikoje ir turėtų sveikatą ir kad jie ilgai ir laimingai galėtų patekti arba gyventi žemėje. Ir taip, kai buvo Dievas davė žmonėms įsakymus ir vėliau, kai tuos įsakymus užrašė dar ir kitas Dievo pasiųstas žmogus Mozė, tai kai buvo duota 10 Dievo įsakymų, tai Dievas kalbėjo žmonėms, kad jeigu žmonija pamėgins laikytis tų 10 Dievo įsakymų, visą tai padės žmonijai ilgai ir laimingai ir sveikai gyventi šitame pasaulyje. Ir tai buvo ilgą laiką ir pasirodo, kad vis dėlto tuos įsakymus Dievo perduoti žmonėms ir netgi juos perdavus, tai dar nereiškia, kad žmonija jų laikysis. Ir visais laikais buvo žmonių ir buvo tautų, kurie tų dieviškųjų įsakymų nesilaikė. Ir todėl Izraelis kaip tauta, galima taip sakyti, buvo ir išlieka visų tautų mokytoja. Nes jinai turėjo ryšį su Dievu, gavo iš Dievo įsakymus ir iš Izraelio tautos mes taip pat turime ir šventąjį raštą, kuris mums primena, kad Dievas, matydamas, kad su žmogumi yra sunku susitarti, nes Dievas yra dvasia, o žmogus yra kūnas, tai jis į pasaulį siuntė žmonių arba davė žmonėms tokias mintis ir tokį tikėjimą, kad per kuriuos jisai kaip per savo pasiuntinius, kaip per savo atstovus galėjo priminti, kas yra žmogui naudinga. Ir buvo siųstas vienas Dievo vyras, kuris pasakė žmonėms būtent Dievo valią ir jisai priminė: tau yra sakyta, žmogau, kas yra gera. Tai yra Dievo įsakymus pildyti, meilę išrodyti ir nepasididžiuoti Dievo akivaizdoje. Mes neseniai išgyvenom pamaldas, kuriuose buvo kalbama apie nuolankumą ir nepasididžiavimą. Taigi Dievas būtent mokė ir tebemoko, kad žmogus nesididžiuotų, kad jis kažką tai turi, ko nebūtų gavęs. Ir būtent apaštalas Paulius čia gražiai pasako, kad nesigirk tu, kad ką nors tokio turi ypatingo, nes visą tai, ką tu turi, tai esi gavęs iš Dievo, per žmones, per knygas, per bendravimus, įvairiausius būdus ir žmonės mielas Dievas siunčia į pasaulį iki šiol, ir pas tautų vadovus, ir pas kunigus, ir pas įvairius žmonės, ir kalba su jais jiems gerai suprantama žmonių kalba. Tai reiškia, ir Izraelyje, kai buvo siunčiami pranašai, tai jie kalbėjo žydiškai ir tą kalbą galima buvo lengvai suprasti. Nes buvo žmonių, kurie sakė, kasgi mums užlips į dangų ir paklaus Dievo, ką jisai nori mums pasakyti, ir parneš iš Dievo laišką, ką jisai mums yra parašęs. Bet Dievo žodis sako, Dievo žodžiai yra tavo burnoje, tavo lūpose. Nes Dievas kalbės tau iš tau pažįstamų ir tau gerai suprantama kalba, kalbančių žmonių lūpomis. Taigi Dievas siuntė pranašus. Bet kągi darė žmonija?
Tai daugelį pranašų, kuriuos mielas Dievas siuntė į šitą pasaulį, žmonės dėja išklausę Dievo valios arba jo patarimų nevogti, nemeluoti, neapgaudinėti, negeisti svetimo turto, nepaleistuvauti. Visus šitos įstatymus žmogus ir tautos, ir Izraelio tauta mėgino atmesti. Arba pranašus, kurie taip kalbėdavo, užčiaupti, arba juos nužudyti, jeigu jie dar ir toliau kalbės. Taigi taip ir buvo su pranašu Jeremiju, kuris atėjo į bažnyčios duris ir tiesiog duryse kalbėjo žmonėms, kad jie pagerintų savo gyvenimo būdą ir elgesį, neapgaudinėtų vieni kitų ir svetimų tautų žmonių, gerbtų ateivius, našles ir našlaičius ir nepralietų nekaltų kraujo. Bet kunigai tada pasakė pranašui Jeremijui: nutilk, jeigu nenori nuo mūsų rankų mirti. Ir tai liudija mums, kad žmogų paprastai valdo malonumai ir jausmai, kurie yra brangesni už tuos perspėjimus, kuriuos mielas Dievas siunčia ir siuntė į šitą pasaulį, nes žmogus visų pirma galvoja ir myli save labiausiai. O tas Dievo įsakymas mylėk savo artimą kaip pats save yra labai gražus. Bet turbūt mes nelabai surastumėm tokio žmogaus, kuris savo artimą mylėtų labiau negu save patį. Kad ir kaip kartais būna įsimylėję jauni žmonės vienas kitą, bet kai tenka pasirinkti tarp savimeilės savo ir meilės savo artimui, tai ne vienas vyras ir ne viena žmona vis dėlto pasako, kad ir kaip ten bebūtų, bet save aš myliu labiausiai už viską. Ir tai dėja su tuo tenka susitaikyti. Tai kai Dievas siuntė pranašus, tai daugelį pranašų tiesiog buvo nužudyta. Tai tada Jėzus mūsų viešpats pasakoja tokį palyginimą apie vieną vynininką, vynuogyno savininką, kuris turėjo vynuogyną ir kuris samdė ten tarnus, kurie dirbdavo, ir kad šeimininkas, kurį tai laiką turėjo būti išvykęs, ir kai jisai siuntė pasiuntinius jau nuimti derliaus ir atnešti ir sunešti viską jam į tam tikras sandėlius arba vietas, tai tuos pasiuntinius tie vyno darbininkai nužudė. Tai Jėzus turėjo mintyje kunigus ir pranašus Izraelio, tai yra pranašus, kuriuos kunigai nužudė. Ir sakė, kad kunigai klysti negali. Kad pranašas, jeigu jisai kalba Dievo vardu, tai vis dėlto kunigų reikia labiau klausyti negu pranašų. Kaip ir dėja buvo pasakyta panašiai ir apaštalui Petrui, kad jie neskelbtų ir nekalbėtų apie Jėzų. Bet apaštalas Petras sako, patys pagalvokit, ko mums reikėtų labiau klausyti, žmonių ar Dievo. Tai vis dėlto mes klausysime Dievo, o ne žmonių. Nes pasirodo žmonės ir netgi kunigai, jie gali klysti, nes jie yra valdomi garbės, yra valdomi pinigų ir aukų tikinčiųjų ir savo įsitikinimų, nes jiems atrodo, kad jie tiki teisingiausiai. Tai tada Dievas siunčia ir galvoja, kad jeigu tie vyno darbininkai, tai reiškia kunigai, nužudo pranašus, tai tada Dievas sugalvojo pasiųsti į šitą pasaulį savo sūnų, tikėdamasi, kad tada žmonės bijos jau Dievo sūnaus ir tada jo paklausys. Ir kad tą derlių atneš ir tas derlius bus surinktas Dievui. Bet kaip mes skaitome ir žinome turbūt, kad Jėzus kaip Dievo sūnus, nors jis bandė pasakyti, kad jį Dievas siunčia į šitą pasaulį, bandė įrodyti tai savo stebuklais ir savo darbais, gydydamas ir padėdamas žmonėms, bet kunigai taip pat nužudo ir Jėzų. Taigi žmogų pakeisti arba Dievui kalbėtis su žmogumi ir su žmonija šiandieną yra gan sudėtinga.
Nes ir šiandien turbūt, jeigu vienas ar kitas kunigas ar pranašas nueitų pas vienus ar kitus tikinčiuosius, prezidentus ir karinių organizacijų vadovus ir kalbėtų, kad reikia klausyti Dievo ir negalima vieni kitų žudyti, tai turbūt nei vienas, nei kitas šitam pranašui arba šitam sakytojui nenusileistų. Jie taip pat turbūt sakytų, nutilk, jeigu nenori nuo mūsų rankų mirti, arba tu eik ir kalbėk savo ten, kur tu nori, tavo patarimo mums nebereikia. Mes su tuo susitvarkysime patys. Taigi pasakyti kažką žmogui šiandieną, prezidentui ar prezidentams, yra gan sudėtinga, nes žmogus yra vis dėlto užsispyręs ir daugeliu atveju valdomas keršto, neapykantos ir didžiuliai nuostoliai neleidžia jiems kitaip pasielgti. Tai Jėzus būtent atrodo, kad taip kaip žmogus negali atleisti, tai taip ir Dievas negali atleisti. Ir kartais yra sakoma, netgi kai kurių tikėjimų žmonės netgi tokį turi fanatišką įsitikinimą ir sako, kad jeigu žmogus perėjo iš vieno tikėjimo į kitą, tai šitą nuodėmę galima atpirkti tik tai mirtimi. Kitaip tariant, žmogus turi būti nužudytas, jeigu jisai perėmė kitą tikėjimą. Tai yra žiauru. Ir tai yra neteisinga. Bet dėja kartais toks jau yra žmogus. Jis yra dėja užsispyręs ir jis galvoja, kad jeigu žmogus yra kerštingas ir tik tai mirtis gali atleisti jo klaidas, tai būtent ir Dievas yra toks kerštingas, kad jis negali žmogui atleisti tol, kol jisai nebus nužudytas. Ir todėl pasauliui būtent, kad pasaulis taip negalvotų, kad Dievas yra toks pats žudikas kaip ir žmogus, tai Jėzus atėjo į šitą pasaulį ir pasakė, kad ne Dievas ateina žudyti žmonių už jų nuodėmes ir kerštauja, bet kad žudikas yra velnias. Jis ateina vogti, meluoti ir žudyti. O Jėzus atėjo pasakyti, kad Dievas yra meilė ir jis niekuomet nenorėjo, kad žmonija kariautų, kad jie žudytųsi vieni kitus ir nenori nusidėjėlio arba netgi priversto žudyti žmogaus mirties. Jis jos nenori. Nes jam visi žmonės yra jo vaikai. Ir čia yra skirtumas. Kai kurių tautų vaikai galvoja, kad nužudyti svetimą žmogų, kuris kitaip mąsto, kitaip gyvena kitoje teritorijoje, kurioje yra naftos ir išteklių, kad tai nėra jo vaikai, tai nėra jo šeimos nariai. Ir todėl juos galima žudyti. Tai jeigu mama būtų pagimdžiusi vaikus, tai jinai turbūt nei vieno iš vaikų nenorėtų, kad jie nusižudytų vienas kitą. Taigi taip ir Dievas. Jam visos tautos yra jo vaikai. Nes yra sakoma, kad tie kareiviai, kurie žuvo šiandieną kare, kai mes taip pažiūrim, 20 metų jaunuoliai, 20-30 metų, galima sakyti, pats gyvenimas. Ir vienos ar kitos tautos vaikus pagimdė mamytės. Joms jie yra vaikai. Tuo tarpu kitos tautos žmonėms, jiems tai nieko nereiškia. Tai yra ne jų vaikai, o kartais būna dar ir taip karo sąlygomis, kad kareivis parašo savo mamai laišką. Mama, labai apgailestauju, bet aš gavau įsakymą bombarduoti tą miestą ir tuos namus, kuriuose tu gyveni. Tai yra siaubas. Kai sūnui tenka žudyti savo mamą. Ir to net nenorint. Bet toks yra pasaulis, toks yra šėtonas, toks yra jo žiaurumas. Jis nesiskaito su niekuo.
Jis duoda įsakymą žudyti ir jeigu nežudysi, būsi nužudytas pats. Tai mes gyvenam tokiame pasaulyje ir būtent Dievas ieškojo būdų ir galimybių, kaip su žmogum kalbėti. Piktai, griežtai, ligomis, nelaimėmis, karais, nepritekliais, badu, maru. Juk pasaulis išgyveno daugybę dalykų tokių kaip maras, kaip karas. Toje pačioje Ukrainoje buvo goldamoras, tai yra ir badas buvo, ir maras buvo. Ir Lietuvoje buvo maras. Ir dar vakar mes važiavom tenai iš Šilutės link Klaipėdos. Ir ten yra nutiestas kelias per kapines, kur yra palaidoti žmonės lietuviai, kurie mirė nuo maro. Ir štai pasaulis visko matė, bet pasirodo, nei karas, nei nelaimė, nei skausmai, nei ligos kartais negali žmogaus išauklėti ir negali padėti jam sugebėti atleisti, sugebėti susitaikyti. Taigi, kartais yra klausima, tai kągi daryti su žmogum, kad jisai liautųsi kariauti ir liautųsi nuodėmiauti. Tai buvo galvojama, kad jeigu žmonės žinos, kad už juos į pasaulį atėjo Dievo sūnus ir už juos mirė, tai jie nebenorės daryti nuodėmių, jie bijos. Nes kiekviena nuodėmė tai yra durys Jėzui į širdį. Buvo galvojama, kad tai padės žmonijai išvengti nuodėmės ir išvengti karų. Bet mes skaitome, kad kai Jėzus buvo nukryžiuotas ir jis prisikėlė ir buvo prikeltas iš mirusiųjų, ir po kiek tai metų karai dar ne tik tai, kad sumažėjo, bet jų dar ir padaugėjo. Ir tuos karus vykdė netgi žmonės, kurie atrodo tikėjo Jėzumi. Tai buvo krikščionys, tai buvo kryžiuočiai. Jie ėjo su kryžiaus ženklu, su Kristaus kančios ženklu. Ir jie žudė brolis brolį, sesuo seserį. Taigi tai buvo žiaurūs laikai. Tai galima vėl paklausti, tai kasgi sustabdys pasaulyje nuodėmę, jeigu to negali sustabdyti mirtis? Nes nužudžius vienus žmonės, kaip mes skaitome, buvo galvojama, kad po Nojaus tvano žmonija bus geresnė, kadangi Nojas buvo ištikimas Dievui vyras, tai visi jo palikuonys bus Dievui ištikimi ir jie bus geri. Bet deja, Nojaus palikuonys nebuvo geri. Jie nusidėjo ir pats Nojus nusidėjo. Ir mes kaip žmonės gyvenę jau po kelių kartų taip pat nusidedam. Tai žmonės galvojo, gal reikėtų žmogų tiesiog apriboti nusidėti. Tai buvo galvojama, kad reikia berniukams panaikinti lytinius organus, kad jie nebūtų tokie gašlūs. Ir galbūt taip bus galima išspręsti tą problemą pasaulyje. Ir yra vienuolių, kurie yra būtent gyvena tokį gyvenimą, kurie aukoja savo kūnus, tiesiog užsimūrė juos. Bet ir galime vėl paklausti, ar tai išspręstų problemą ir žmogus būtų geresnis. Pasirodo, kad ne. Taigi ir žalojant žmogaus kūną, kankinant jį baisiausiomis priemonėmis, deja, kaip bebūtų gaila, pakeisti žmogaus prigimties deja nepavyksta. Ir Jėzus būtent buvo atsiųstas į šitą pasaulį, kad, kaip jis ir sakė Nikodemui, kad tol, kol žmogus neatgims iš vandens ir iš dvasios, jis negalės įeiti į dangaus karalystę, kitaip tariant, nebegalės būti pakeistas. O ką reiškia atgimti iš vandens ir iš dvasios? Tai mes turbūt puikiai žinom, kad mes vaikystėje ar suaugę būdami buvome pakrikštyti vandeniu ir mes buvome paženklinti šventąja dvasia ir kartais galvojom, kad visa tai padės mums vengti nuodėmės. Mes davėm pažadą Dievui, kai buvom konfirmantai, kad mes neturėsim nieko bendro su velniu, kad mes vengsim visų jo darbų ir veikimo ir atsiduosim Dievui į jo rankas ir galim paklausti, ar mums pavyko išlaikyti šitą pažadą. Turbūt reikėtų pasakyti, kad ne. Mes ne vieną kartą nusidėjom, mes ne vieną kartą patarnavom velniui, ne vieną kartą mes kentėjom
ir tai nepadėjo mums išvengti nuodėmės iki šiolei. Ir Dievas tai matė ir suprato, kad žmogus, kol gyvas, nugalėti nuodėmės jis negalės, jeigu nepadės jam šventoji dvasia, tai yra Dievo dvasia. Ir esu pasakojęs jums, bet galiu dar pakartoti tą išgyvenimą, kurį patyrė vienas kunigas, kuris už Biblijos vežimą į Tarybų sąjungą buvo pasodintas į kalėjimą. Tai vėliau po jo žmonos ir Anglijos premjerės prašymo jisai buvo išleistas į laisvę. Ir po kurio laiko ten nuvažiavęs į tą patį kalėjimą, jis kalbėjo su kalėjimo viršininku ir sakė: aš esu kunigas, aš esu buvęs jūsų kalėjime, aš žinau, pro ką praeina čia kaliniai gyvendami pas jūs, bet vis dėlto aš norėčiau kalbėti kaliniams. Ir aš tikiu, kad Dievas savo dvasia gali pakeisti žmogų, jo gyvenimą ir jo mąstymą. Tai kalėjimo viršininkas jam sako, jeigu mes lazdomis, šunimis, baisiausiomis bausmėmis ir karceriu negalime išauklėti tų žmonių ir vienas, kas juos gali tik tai išgelbėti, tai yra mirtis, nes jie ir kol bus gyvi, niekas jų nepakeis. Nei joks mūšis, nei jokia liga, nei joks karceris, nei kankinimai, nes jie yra tokie, jau jų nepakeičiami yra. Bet kunigas sako, bet vis dėlto leiskit man kalbėti. Ir jisai kalbėjo, jam buvo leista kalbėti ir kalėjimo viršininkas buvo nustebęs, kad tie vyrai, kurie galėjo užmušti kitus žmones, kurie galėjo daužyti ir buvo daužomi vieni kitų, jie klaupėsi ant kelių ir maldavo Jėzaus išgelbėjimo. Ir kas dar įdomu, nemaža dalis iš jų buvo išleisti į laisvę ir tapo kunigais. Jie pakeitė savo gyvenimo būdą. Tai nereiškia, kad jie nedarys nuodėmių jau, bet tai reiškia vis dėlto, kad Dievo dvasia gali pakeisti žmogų, kad gali jam padėti atsikelti iš nuodėmės ir priklausomybės. Ir mes tikime vis dėlto ir mokomės tikėti, kad kai mes paliksime šitą pasaulį, tai mūsų viešpats, būtent Jėzus, jis neatėjo tam, kad mus kaltinti ir smerkti dėl mūsų nuodėmių, nes kaltintojas yra velnias. Ir kai žmonės, kurie būna ligoninėse ir klinikose, tai kartais jau prieš mirtį, jau kai ligonis pradeda matyti savo artimus mirusiuosius, tai artimieji sako, jau mums tai yra ženklas, kad šitas mūsų artimas žmogus mirs. Tai tada yra jau klausima, ar galima būtų pakviesti tau kunigą ir švęsti šventą vakarienę. Tai tas ligonis gali pasakyti taip arba gali pasakyti ne. Kiti nori kunigo, kiti nenori kunigo, visokių atvejų būna. Bet būnant būtent klinikose mums yra tekę išgyventi tai, kad žmonės, kurie netikėjo, kad yra velnias, kurie netikėjo, kad gali kažkas dar apkaltinti juos dėl nuodėmių. Sako, aš visą gyvenimą užsiėmiau visokiais burtais, burtininkavimais, aš gyvenau gyvenimą, kokią tik norėjau, ir niekas manęs ten neapkaltino, ir niekas man ten nieko nesakė. Bet kai tie žmonės priartėja prie mirties, tai įdomus dalykas yra. Velnias neklausia, ar tu tikėjai, kad velnias yra. Velnias neklausia, ar tu nori, kad aš pas tave ateičiau ar ne. Jis tiesiog ateina. Jis tiesiog ateina ir vienas ligonis pasakojo, kad šlykšti būtybė atėjo, atsiklaupė ant jo krūtinės ir pradėjo jį smaugti. Tai mes galime įsivaizduoti, kaip jaučiasi žmogus. Ir tai nėra juokai. Tai yra haliucinacijos, galbūt priešmirtinės haliucinacijos, bet jos yra. Ir velnias būtent ateina. Ir tada jisai primena visas nuodėmes, kurios čia pasaulyje atrodo niekas nieko nematė, niekas čia nieko nežinojo, ir kad čia visai net nebuvo nuodėmė, ten jos yra, ten jos atsiranda. Ir tada galime mes paklausti, kas mums tada padės, kas mums tada išteisins. Nes velnias, kaip minėjau, ateina
vogti, meluoti, žudyti ir smaugti ir priversti žmogų po mirties tapti jo angelu ir toliau baigti daryti jo darbus. Ir jeigu žmogus patarnavo šitame pasaulyje, tai šėtonas darys viską, kad ir miręs žmogus tarnautų jam po mirties kaip velnio angelas. Ir tai vėlgi nėra juokai. Ir kągi gali tada atsakyti žmogus, kai jis išgirstų tokius kaltinimus ir priminimus už visas jo gyvenimo nuodėmes. Tai buvo toks atvejis ir jis buvo tikras atvejis, kada žmogus būdamas komoje būtent matė tokį vaizdą ir girdėjo šėtono apkaltinimus. Tai tada, kai jis grįžo ir buvo prikeltas iš tos komos, atsigavo, tai pas jį atėjo kunigas ir jisai papasakojo, ką jis išgyveno. Tai sako, kunige, aš vėl mirsiu ir vėl ateis šėtonas ir vėl jis mane kaltins ir vėl jisai mane smaugs. Tai ką man sakyti tokiu atveju, kaip man daryti, kas mane išgelbės? Nes nei tėtis mama manęs neišgelbės. Tada kunigas sako, tu eini į bažnyčią beveik visą gyvenimą ir nežinojai, kad tau reikėjo pasakyti, kad už visas tavo nuodėmes, už visas tavo klaidas yra sumokėjęs ir atpirkęs ir tavęs nekaltina, bet kaip tik išteisina sūnus Jėzus, Dievo sūnus Jėzus. Ir tada velnias tave paliks. Taigi pasirodo, kad mūsų tikėjimas atėjus mūsų mirčiai bus patikrintas. Ar iš tiesų mes tikėjome Jėzumi ar ne? Šėtonas mūsų paklaus. Ar mes tikime juo, o juo tikėti jau net nereikia, tai tiesiog jisai ateina ir pasirodo. Tai jau bus netikėjimas, o regėjimas, realybė. Ir jis paklaus būtent, patikrins mūsų kiekvienų tikėjimą. Ir apaštalas Paulius būtent tą ir rašo, kad žmogui yra vieną kartą skirta mirti, o po to teismas, arba kitaip tariant, patikrinimas mūsų tikėjimo. Jeigu mes to tikėjimo neturėsim, mes eisim į nelaisvę. Bet jeigu mes turėsim išsaugoję tikėjimą Jėzumi Kristumi, čia yra pasakyta, pasaulis per jį bus išgelbėtas. Ir jisai skirtas yra visoms tautoms ir visiems žmonėms. Todėl būtent mums, kurie mes skelbėme Kristaus Evangeliją, yra būtent svarbu pasakyti visai žmonijai, kokios tautos jie bebūtų, kad mums kito vardo po dangumi nėra, kuriuo mes galime būti išgelbėti, kaip tik tai vardas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir čia yra rašoma, kas į jį, tai yra Jėzų tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, yra jau nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Taigi, mums pasirodo, per tikėjimą yra pasiūlymas išteisinimas, per tikėjimą į Jėzų Kristų. Taigi, kai kurie galbūt žmonės sakytų, tai gerai, mes dabar tą sužinojom, galim būti ramūs, dabar galime savo mirti, žinosim, ką pasakyti šėtonai ir galim būti visiškai ramūs. Bet reikėtų pastebėti įdomų dalyką, kad tikėjimas yra toks dalykas, kuris yra neįgyjamas per vieną pamoką, arba per vienas pamaldas, arba per vieną susitikimą. Tam, kad kai kuriais dalykais patikėti, mums kartais reikia 20-50 metų. Ir būtent šėtonas, kai mes šitą pasaulį paliksim, mums pateiks daugybę klausimų ir daugybę išmėginimų. Nes taip, kaip ir šitame pasaulyje, šitame gyvenime, jisai mums pateikia įvairiausių išmėginimų ir pasiūlymų ir klausimų ir žiūri, kaip mes į tai atsakysim, taip ir pamatys, jis mus gerai patikrins. Todėl mes turime būtent, kaip ir Jėzus sakė, ieškoti savo turtus, tai yra tikėjimą sukaupti tokį, kad šėtonui nepavyktų mus išmušti iš vėžių ir pasitikėjimo Jėzumi Kristumi. Amen. Amen. Šiandieną džiaugiuosi, kad esu ne vienas ir kartu su manim yra mūsų mielas kunigas. Ir jį mielai norėčiau pakviesti, taip pat patarnauti ir pasidalinti tuo, kas yra jo širdyje. Taigi prašau. Aš jau kai šnekėjau, tai gal neleisim esmės, ar ne tada tiesiog patarnausim ir kalbėti. Mano visa širdimi mylimieji brangus broliai ir mielos brangiosios seserys.
Aš šiandieną klausiau labai galingas pamaldas. Pamaldos buvo be galo galingos. Iš tikrųjų, šiuo žodžiu, kad viešpats Jėzus Kristus šiandien mus išlaisvina. Nenuteisė, bet išlaisvina, kaip ir šiandieninis žodis yra. Kaip dar kartą aš perskaitau iš Jono Evangelijos 3 skyriaus 17 eilutę. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Taigi mes šiandieną siekiame išgelbėjimo. Kaip viešpats šiandien laimina mus, kaip ir galingosios pamaldos vyko vyresniojo Šilutėje šiandien. Aš žiūrėjau šiandieninės rytinės pamaldas. Bet aš galiu šiandien pasakyti, tos pamaldos buvo beveik kaip šios, kur patarnauja mums šiandieninis mūsų evangelistas, kur tokią gausybę dieviškų minčių mums leidžia patirti, tiek daug pajusti, suvokti šios prasmės, kad mes būtume išgelbėti, o nei vienas nepasmerkti. Tai ir yra Dievo laiminimas per šventąjį krikštą vandeniu visų pirma. Kad mes tuo pačiu ir esame kaip ir pakrikštyti kai kurie ir to krikšto patvirtinami mūsų bažnyčioje per Jėzaus Kristaus apaštalus. Antra, kaip ir Dievo pašventinimas. Kad šiandien aš galėjau stebėti ir žavėtis, kai vyresnysis kalbėjo apie tai, kad mūsų panašėjimas į Kristų yra Dievo pašventinimas. Kad mes panašėjame į Jėzų Kristų ne taip, kaip pagal paveikslą ar nuotrauką, kada mes galim pasižiūrėti ir su savim sulyginti, bet tai, kas yra iš vidaus, kas yra mūsų širdies, kas yra mūsų gailėjimuose. Kaip mes galime šiandien atleisti mūsų artimiesiem, kaip mes galime jiems padėti, mūsų pagalba. Tai ir yra Jėzaus Kristaus ženklinimas per apaštalus. Ir galiausiai Jėzus Kristus sugrįš, kaip Dievo bus pašlovinimas. Tai yra, kai mes būsime užbaigti. Mūsų šiandieninis kūnas reikalingas, kad jis būtų išsaugotas ir mes galėtume išsaugoti kiekvienas mūsų amžinąją sielą, jos būklę, kokia ji bus Dievo akivaizdoje. Kai Dievas atsiųs savo sūnų Jėzų Kristų. Ir mes, lygiai kaip ir pakrikštyti, taip ir paženklinti Dievo vaikai, stosime susitikimui su Jėzumi. Mes kiekvienas būsime paimti tie patys, kaip mes esame verti, nepraeinantis pro šią šventovę, Jėzaus Kristaus šventovę, per apaštalus, kurie šiandien yra veikiantis pasaulyje, kurie buvo palikti Jėzaus ir kuriems yra duotas pažadas vėl juos surinkti kartu su žmonija,
su visais mylimaisiais broliais ir seserimis. Ačiū Dievui, kad šiandieną ne vien tik tai tarnybos broliai yra ordinuojami, bet ir seseris. Tai yra tarnybos seseris, kurios tampančios yra diakonėmis. Kunigės yra apaštalės. Ir tai yra tie trys diakonai, kunigai ir apaštalai, kartu augantis, kurių yra didėjantis skaičius. Šiandien aš klausiau ir ne tik tos Šilutės bendrijos kunigo žodžių, kuris tiek daug gražaus galėjo perduoti stiprindamas, bet ir diakono Valerijaus Ališausko, kuris ir čia lankėsi Marijampolėj pas brolius ir seseris, kartu ir su manim, netgi ir vienas, kuris galėjo dar surasti kai ką, dar pakviesti, sužinoti telefono numerį, kur galėjau ir aš paskambinti, kur atsiranda ryšys, kur atsiranda Dievo veikimas. Tai yra nuostabu, kad yra toks nenutrunkamas gyvybės ryšys pas Dievą, kad mes galėsime išlikti kartu ir niekas mums nesutrukdys. Kiek daug grėsmių šiandien mes išgirdome iš mielojo brangaus evangelisto žodžio, piktojo, kuris mums bet kuriuo atveju bandys palaužti mūsų jėgas, bet tik tai su Dievo pagalba mes galėsime išstovėti, būdami kartu bendrystėje, kaip mes ateiname į pamaldas ir pasiliekame juose. Amen. Ačiū labai už mielą gražų patarnavimą. O dabar jau ruošiamės švęsti šventą vakarienę ir pagieduosime galbūt 120-osios giesmės pirmąjį skirsnelį. Aš atnešu tau širdį ir viską, ką